Dažnai moteris ateina pas mane su ta pačia problema. Neturiu pinigų ir jaučiu, kad mane kažkas blokuoja. Arba kitos sako, kad tai galbūt yra giminės prakeiksmas, nes visos moteris panašiai gyvena kaip aš. Ir taip jūs esate teisios. Blokuoja ne ta jūsų dalis, kuri nori pinigų. Blokuoja ta dalis, kuri kažkada nusprendė, kad be pinigų yra saugiau. Tas vadinamas prakeiksmas tai ne mistika, tai yra giliai įrašyta giminės programa, kuri perduodama per kartų kartas, per elgesio ir mąstymo modelius. Ir ji veikia tol, kol kažkas jos nesustabdo. Ir kaip iš to išeiti? Pirma, reikia surasti bloką, kur ir kada jis atsirado. Antra, suprasti, kodėl pasąmonė mano, kad taip yra geriau. Ir trečias, reikia perrašyti į naują tiesą apie pinigus ir aplamai gausą. Ir tam reikia sąmoningo sprendimo. Tai klausimas yra tau, ar esi pasiruošusi tai padaryti.